Sveiki! Šiandieną norėčiau papasakoti apie QR kodus, apie jų generavimą ir panaudojimą pamokose. Taigi, kas yra QR kodas? Tai kvadrato formos kodas, kuris slepia ten užkoduotą informaciją, o ją nuskaityti pakanka telefono ar kito išmanaus įrenginio. Kur galima rasti QR kodus? Juos galima pamatyti žemėlapiuose, keliaujant po miestą grindinio plytelėse. Vaikštant po botanikos sodą galima skenuoti QR kodą ir daugiau sužinoti apie ten augančius augalus. Ta pati galima padaryti nuvykę į muziejų, o apsilankę miesto svečiai gali nusiskenuoti miesto žemėlapį. QR kodą galima sutikti tikrai daug kur. Kaip nuskaityti QR kodą? Tam pakaktų išmanaus telefono fotoaparato, o jei jis nenuskaito QR kodo, galima nemokamai atsisiųsti ir įsidiegti specialią programėlę, kurių yra daugybė. Norint nuskaityti QR kodą, tereikia išmanaus įrenginio kamerą nukreipti į QR kodą ir po kelių sekundžių jau galima skaityti ten užkoduotą informaciją. O po QR kodų galima paslėpti daug ką. Galima paslėpti nuorodą, tekstą, nuotrauką ar net visą galeriją, žemėlapį ar konkrečią tikslią lokaciją, dokumentą, garso, vaizdo failą. O kamgi pamokose reikalingi QR kodai? Pamokoje norėčiau, kad mokiniai atsidarytų svetainę, kurioje smagu improvizuoti, bet pasižiūrėkite, kokio ilgio nuoroda. Nei aš, nei mokiniai nesurinksime teisingai įrašydami po vieną simbolį. Tai čia į pagalbą ir atkeliauja QR kodas. Mokiniai nuskenuoja QR kodą, atsidaro nuorodą ir dirba. QR kodus greičiausiai pastebėjote ir tada, kada sprendžiate Kahoot testukus. Mokiniams nuskenavus QR kodą nebereikia rinkti svetainės adreso, nebereikia įvesti 7 skaičių kodo, taigi kelias iki testo atlikimo sutrumpėja. Ekrane matote labai seną nuotrauką iš muzikos pamokos. Mokiniai buvo supažindinami su užgavėnių papročiais, tam tereikėjo nuskaityti QR kodą ekrane. Praėjusiais mokslo metais buvau parengusi pranešimą, kaip naudotis platformą Classroom Screen. Tai čia matote nuotrauką būtent iš šios platformos. Mokiniai dirbo savarankiškai, jie matė 2 QR kodus. Nuskenavus pirmąjį, mokiniai susipažino su ten pateikta informacija, o nuskenavus antrąjį, jų laukia interaktyvus testas. Dar vienas QR kodų panaudojimas, tai juos atsispausdinant ant popieriaus lapo ir išsinešant į kitas erdves. Mokiniai skenuoja QR kodus, skaito informaciją, atlieka užduotis. Turbūt atpažinote, kad tai yra mūsų lauko klasė. Kaip atrodo viena iš užduočių, kurias parengiau su QR kodų pagalba. Viršuje pateikiama instrukcija, kad mokiniai turės klausytis muzikos ir rinktis teisingą atsakymą. Pasirinkus atsakymą, skenuos QR kodą, kurios paslėptą raidę. Ją reikia užsirašyti. Mokinių lauks iš viso 5 užduotis, vadinasi, užsirašys 5 raides, iš kurių sudarys žodį. Tai tokius lapus mokiniai gauna atspausdintus, o kągi mato klasės ekrane? Čia matote vienos iš užduočių pavyzdį. Skamba muzika, o mokiniai turi nuspręsti, kaip jis skamba ir pasirinkti atsakymą. Pasirinkus atsakymą reikia nuskenuoti to klausimo QR kodą. Kaip nuskaityti sugeneruotą QR kodą? Pasistengsiu parodyti 2 QR kodų nuskaitimą. Ekrane matot 2 QR kodus. Viename užkodavau tekstą, kitame nuorodą. Savo išmaniajame įrenginyje atsidarau fotoaparatą arba QR kodų skaitytuvą. Šiuo atveju naudosiu būtent programėlę. Atsidarau programėlę. Ir mano telefonas jau yra pasiruošęs skenuoti QR kodą. Nukreipiu telefoną į QR kodą ir iš karto matau, kad mano telefonas nuskenavo pirmąjį kodą, kuriame užkoduotas tekstas "Mokytojai mokosi". Norėdamas skenuoti kitą QR kodą, grįžtu atgal ir nukreipiu telefoną į antrąjį QR kodą. Štai matau, kad man nuskenavo nuorodą. tą nuorodą paspaudžiu ir iš karto atkeliauju į tą svetainę, kurią buvau nuskenavusi. Svetainę įdėjau neatsitiktinai, todėl kad čia yra keletas nuorodų,
kurios turėtų praversti ne tik tai muzikos mokytojams, bet ir kitiems. Taigi kviečiu pasižvalgyti. Kaipgi sugeneruoti QR kodą? Tam yra keli būdai. Yra sukurtos specialios svetainės, bet pradėkime nuo paprastesnio būdo. Pirmasis būdas tinka tiems, kurie naudojasi Google Chrome naršykle. Spustelnu nuorodą. Taip, atsidarė svetainė, kurios QR kodą norėčiau sugeneruoti. Spustelnu dešinį pelės mygtuką ir pasirenku sukurti šio puslapio QR kodą. Viskas. QR kodas sukurtas. Dabar aš jį gali atsisiųsti ir įsiklijuoti, kur tik tai noriu. Antrasis būdas – naudoti specialias QR kodų generavimui skirtas svetaines. Išbandykime vieną iš jų. Pasirenku vieną iš pateiktų nuorodų, tarkime antrąją. Atsidaro speciali svetainė. Kaip matote, aš čia galiu užkoduoti daugybę skirtingų dalykų. Netgi muziką ir video ir PDF dokumentą, bet neapsigaukime, kai kurios funkcijos yra mokamos arba galioja tie QR kodai labai trumpą laiką. Dažniausiai užkoduoju aš pati arba nuorodą arba tekstą. Jei man reikia užkoduoti, tarkime, kokį nors paveikslėlį, tai aš tada irgi koduoju ne patį paveikslėlį, o būtent to paveikslėlio URL adresą. Jeigu man reikia kažkokio tai vaizdo įrašo, kurio nėra, tarkime, YouTube'e, aš geriau įsikelsiu tą vaizdo įrašą į savo Google diską ir nuorodą sugeneruosiu būtent šičia, kad būtų QR kodas, nes pačio vaizdo įrašo negalėsiu įsikelti. Taigi dabar, jeigu aš noriu įsikelti nuorodą, tarkime, atsidarau dienyną, nusikopijuoju nuorodą ir tą nuorodą įklijuoju štai šiame lange. Įklijuoju nuorodą, surenku, spustelnu Create QR ir viskas. Mano QR kodas jau yra sugeneruotas, man belieka jį atsisiųsti. Reikia luktelti keletą sekundžių, kol jį sugeneruoja. Štai QR kodas mano atsiųstas. Jeigu aš noriu sugeneruoti ne nuorodą, o tekstą, renkuosi tekstą ir čia įrašau tekstą, kurį noriu. Parašiau tekstą, jis gali būti ilgesnis, gali būti iš viso tik viena raidė. Vėl renkuosi Create QR ir vėl turiu savo QR kodą. Beje, nepasakiau, galima pasikeisti QR kodo spalvą. Tarkim, norėsiu žalios, galiu pasižiūrėti, kaip tai atrodys. Galiu įdėti kažkokį tai paveikslėlį. Štai įdėjau ir paveikslėlį, bet galiu pasakyti, kad aš taip tikrai nežaidžiu, tiesiog sugeneruoju ir naudoju paprastą juodą, juo labiau, kad jisai yra daug geriau atsispindi ekrane, ypač jeigu yra saulėta diena, kartais tokio QR kodo žalio gali net ir nenuskaityti. Renkuosi atsisiųsti, luktelnu keletą sekundžių. Ir mano QR kodas jau atsisiuntė ir aš jį galiu naudoti, kur tik man reikia. Jei jau mokate nuskenuoti QR kodą, nusiskenuokite mano pateiktą dovaną. Nusiskenuokite QR kodą ir ką jūs pamatysite, aš jums parodysiu kompiuterio ekrane. Kai nuskenuosite, jūs paklaus, ar norėtumėte susikurti šio dokumento kopiją. Spustelnu padaryti kopiją. Ir matau, kad atsidarė naujas dokumentas, kuriame yra abėcėlė ir prie kiekvienos abėcėlės raidės, lietuviškos abėcėlės, yra QR kodas. Tai yra mano dovana jums. Tai šis dokumentas susikūrė jūsų Google diske. Tai dabar, jeigu kuriu užduoti QR kodą, jeigu man reikia, tarkime, A raidės, nusikopijuoju, atsidarau dokumentą, kuriame norėsiu tą QR kodą panaudoti ir įsiklijuoju. Jums
jeigu jūs kursite užduotį, kur bus užkoduotos raidės, iš kurių vėliau gal dėliosite žodį ar sakinį, tai nebereikės generuoti. Tai tokia kukli dovanėlė jums nuo manęs. Be jokios abejonės noriu parodyti, kuogi naudojusi rengdama pristatymą, paveikslėlių šaltiniai ir ką, sėkmingo QR kodų panaudojimo pamokose.